Labas, čia Jaunimas be filtro, aš esu Elinga ir šiandien su manimi yra... Agota. Su Agota šiandien aptarsim fake friendus. Taip trumpai ir aiškiai. Jo. Nes ypač merginų pasaulyje daug tokių būna. Prisistatyk trumpai, kas esi, ką veiki, kiek tau metų. Tai aš esu Agota, man yra 15 metų, tuo bus 16 vasarą. Einu į prancūzų licėjų 2 metus nemokėdama kalbos perėjau. Į šoku 6 metus, kaip hopą. Ir jo. Ir jo. Ok, o fake friendai. Nes kalbėjom prieš eterį, kad tau tai yra labai aktuali tema, tai kodėl jinai tau aktuali? Kiekvieną vasarą, realiai kiekvieną sezoną aš kažkiek draugų visą laiką prarandu. Tipo, bent po vieną tai garantuotai. Ir tipo, jau ant tiek dažnai tai nutiko, kad aš jau tiesiog kartais būnu tokia jau visiškai neutrali. Ai, okei, tu nenors man bendrauti. Ai, okei, gerai. Understandable. Jo, gerai, ate. Ok, įdomu. Nu, man šiaip žinok irgi tai būna. Nedažnai gal, ne tiek dažnai, kad kiekvieną vasarą, bet yra tikrai pasitaikę tų tokių, kad, nu, tiesiog atrodo, iš lempos pradeda ten, ar stumt ant tavęs, ar tiesiog, tai nebendraujas, tai ir toks, Jo. ką aš padariau tau. Tai va, tai manau, kad pradedam gal labiau nuo tavo prancūzų mokyklos. Nes čia man yra tiesiog bomba, aš nepagaunu visiškai, kaip atsirado iš viso ta mintis, kad eitum į prancūzų licėjų. Tipo, mano mama, žinai, ten turėjo kažkokią draugę ir jos dukra visiškai nemokėdama kalbos atėjo į 11 klasę, į prancūzų Ok. licėjų. Ir išmoko kalbą ir dabar ten Paryžiuje studijuoja tenais fashion ir panašiai ir visą tą ir aš buvau tokia, visai įdomiai. Tai ir dar pasižiūrim, ar yra vietų ar panašiai kažkas tokio. Ir pasižiūrėjom ir buvo tais laisvų vietų, tipo, gali užsirašyti ir pasižiūrėti, kaip ten bus. Tai žodžiu, nu, žinai, su mama galvojom, tipo, ką mes turime praras. Nu, aišku, pinigų, nu, bet, tipo, čia edukacija biškai labiau. Tai mes tokios, okei, nu, davai, darom. Tai užsirašėm, padariau testą ir rašo, žinokit, nu, tipo, davai, ateikit. Ir O aš tokia, kelintą tu klasę iš viso va, atėjai? čia tai buvo. Aš ėjau, aš tada dar baigiau 7 klasę, tai aš turėjau įti 8, Ok. bet mane perkelė į 9. Dėl amžiaus skirtumo, nes visi tenais pradeda metais anksčiau mokyklą. Ok. Ane? Ir tada išėjo taip, kad aš ėjau tą 9 klasę ir blemo tą prancūzų, eik, kogodant, ten tų laikų yra Bet ten šiaip nuo milijonų. pirmos? Ar Jo, jo? Tenais yra ir darželis atskiras. Ir jie visą laiką mokina savo prancūzų kalbą? Tai buvo visos pamokos prancūziškai. Nu, aš suprantu, Išskyrus lietuvių ir kodėl, anglų. aš suprantu, kodėl tau tada, žinai, toks biškį šokas ateini į 9 ir jie nuo 1 klasės mokinasi. Tai va, ir tipo, aš tokia, nu, okei, čia tai reikės biškį padirbti. Tai aš ten pusę metų net neėjau, pusę pamokų, nes, žinai, aš dar neturėjau to tokio prancūzų lygio, kad galėčiau pamokose suprasti, kas vyksta. Ok. Tai aš ten su atskira mokytoja sėdėjau ir ten buvo dar kiti vaikai, mes ten kažkaip visi susibondom ir panašiai. Ir, žodžiu, prancūzų mano tikrai nebuvo pakankamai toks lygis, kad galėčiau įti dar į 10 klasę. Tai mane paliko 9 klasėje. 3 metams. Ok. Nu, bet žinai, tuo pačiu, tada, pavyzdžiui, mano visi draugai, kurie eina į lietuvių mokyklas, tada jie tiesiog mes ir vėl susilygino. Jo. Tai šiandien nelabai, praradau ar ten laiko ar kažką, nu, tai dabar viskas kaip normaliai. O va dabar einu į visas klases, prancūzų realiai dabar man yra žymiai lengviau. Tipo, tik tas, kad tas kalbėjimas mane žiūri trikdo, tipo, supratimas, tai chill, tipo, aš sėdžiu, suprantu, man viskas gerai ir tada manęs kažką paklausė ir aš tokia, jo, davai ne. Gal kažkieno kito paklausti? Jo, žinot, aš šiaip nelabai jau dabar jau nebesuprantu. Davai kažką kito pakvieskit. Aš gal pasėdėsiu tiesiog. O tai ko labiausiai bijojai, pavyzdžiui, tos pačios kalbos, kad nesuprasi, ar, nu, koks buvo tavo didžiausia, pavyzdžiui, baimė einant į tą mokyklą, kai pradėjai? Tikriausiai ta kalba labai trigerino mane, nes, tipo, tada žinau, kad aš labai daug praleisiu. Nu, nežinai, vis tiek ta kalba ir panašiai. Ir plus visi draugai, aš galvoju, kad jie tik tais prancūziškai kalba. Aš šiandien negalvoju, kad jie moka nei lietuvių, nei anglų, galvoju, kad jie tiesiai, ta prasme, iš Paryžiaus atėjo ir tik tais prancūziškai ir aš būčiau tokia. Jo, dabar pradėsiu sign language, tai bandyk mane suprast. Nu, kažką tokio galvoju, kad bus, bet šiaip išėjo viskas žiauriai chill. Tipo, tais pusė yra tiesiog lietuvių ir tėvai tiesiog įdėjo patys lietuviai, nemoka prancūzų, tiesiog įdėjo vaikus dėl, nu, kad žinai, prancūzų kalba padeda į geresnius universitetus, tai čia, tipo, Why not? nu,
Tai va. Okay, nice. O buvo, pavyzdžiui, nu, kažko gal iš draugų rato, ar šiaip iš šeimos, kur tipo sakė, kad, what the fuck, kodėl tu čia eisi į prancūzų licėjų. Bandė kažkas atkalbėt, pavyzdžiui. Buvo. Mano geriausia draugė, mes nuvarėm į tokią sodybą ir kaip tik tą vasarą, jau tenais link galo, buvo kaip ir, toks final decision, aš eisiu. Ir tipo jau nieko nebegalima keisti, aš ten jau užsirašiau iš praeitos mokyklos ir viskas. Ir aš, žinai, visą vasarą kaupiau tą tokią courage jai pasakyti. Ir aš, žinai, tokia, mes einam link ežero, aš tokia, žiūrėk, Patricija, tu ant manęs nesupyk, bet aš išeinu iš mūsų mokyklos ir aš perinu į prancūzų licėjų, tai mane pasižiūrėjo. Jūs kartu buvo Abchazija, aš kaip suprantu, Ne, mes buvom toj pačioj mokykloje, bet skirtingose klasėse. Okay. Ir taip mane pasižiūrėjo tokia, tau galas. Ir aš pradėjau bėgti. Ir jinai paskui mane vejos. Tam buvo taip blogai. Galiausiai... Siaubo filmas? Taip, aš sakau, tam buvo žiauriai blogai, bet galiausiai tam viskas gerai išėjo ir panašiai. Ir jinai darė su mane, Hondimas, sako, tai va, tu čia dabar mane palikai vienoje mokykloje. Ir gerai, taip ir supratau. Aš tokia, sorry, guys, sorry. I had to. Bet dar ir buvo ir kitų tokių draugų, kurios biškai mane papleino. Kaip suprantu, tai yra tos draugės tavo, yra main pointas fake friend. Tipo, ne tik tai, jinai tenais žiauriai daug yra, bet, kaip ir viskas, ne tik, kad prasidėjau su janu, bet buvo toks kaip ir mano pointas, kur aš supratau, kad čia buvo, žinai, tas fake friend ir, tipo, nuo tada aš jau pradėjau kaip ir atskirinėti. Jo. Žodžiu, tai, tipo, mes šiaip žiauriai geros draugės buvom, mes kaimynės, tenais gyvenom 15 minučių viena nuo kitos. Ir, tipo, mes ten šitėjom vlogus, visus metus, nes mes ten kažkaip vis negalėjome susitikti. Ir tą vasarą mes, kadangi kartu važiuojom į Juodkrantę, mes kaip ir susitinkam, mes tam būname 2 savaitės panašiai. Ir aš jai sakau, žinai, aš perėmiau į prancūzų mokyklą ir tikėjau, geras, aš turiu ten draugų, davai aš jom parašysiu. Okay. Ir žinai, aš galvoju, kaip suvyti, kad jinai taip, žinai, mane parekomenduotų ir panašiai. Žodžiu, fast forward, aš perėmiau į tą šūlę, aš susipažinau ir aš tikėjau, o my god, tu tokia faina ir panašiai, ir mes ten nuvarėm gimtadienį kartu ir kažkaip pradėjom kalbėtis ir aš sakau, manau, tu pažįsti tokią ir tokia, jo, žinok, pažįstu. Ir mes kažkaip pradėjom kalbėti ir aš taip suprantu, tai va, ką man čia apkalbinėjo visą vasarą. Taip. Ir tada jinai, ir aš tokia nenoriu būti min tau, bet, žinok, jinai tą visą vasarą apkalbinėjo ir jinai tokia, ką? Žinok, kai man jinai apie tave rašė, kad tu perinai į mano mokyklą, jinai sakė, kad tu nieks nebendrautų ir visiems pasakyti tai. Ane? Oh my god. Okay. Taip, ir aš buvau tokia, ar tu juokauji, ar tu antiek neturi ką veikti, kad tu visiems išpasakoji apie mane, kad su manimi nebendrautų? Girl. Ir žodžiu, ir tada aš jai tokia grįžinėdama namo tokia skambinu, tokia, labas, tu nepatikėsi, bet aš tokį gerą dalyką sužinau, ir tokia, oh my god, kas? Ir aš tokia, tu mane apkalbinėjai ir visiems, žiauriai fainai jaučiuosi, ir tokia, ne. Ir aš tokia, tu jau geriau man tada nemeluok ir tiesiog jau pasakyk ir mes kažką galime bent iš to išspręsti. Ir jinai toliau tiesiog dinaino. Ir aš tokia, okei, tai gerai, ate. Ir aš tiesiog padėjau ragelį. Jokių žinučių. Jokių tenai žinučių, atsiprašau, gal galime pasikalbėti. Nieko. Jokio skambučio. Šią vasarą susitinkam. Jinai mane visą vasarą ignorina. Ir dar mūsų kita draugė. Mes buvome tokia trijulė. Jinai visiškai tiesiog dabar mes visiškai nebebendravom. Bet žinai, faini tas dalykas bent jau, kad, žinai, tiesiog galėjai, taip, žinai, bye. Tikrai nebuvo lengva, aš ten, tipo, tame slipuberyje gimtadienio aš tokia tiesiog sėdėjau ir tokia, what the fuck. Tipo, matėsi, kodėl nieks su manim beveik nekalbėjo visus pradžioj metų. Ir aš tokia... It all makes sense now. Dabar žinai, taip, puzzle pieces clicking. Jo. Tai va. O tai, pavyzdžiui, kalbėjai apie tą savo fake friend. Esi buvus, pavyzdžiui, dideliai draugų grupiai, nes aš, pavyzdžiui, mano nuomonė, visos didelės draugų grupės yra žiauriai fake. Tai yra žiauriai toksik. Tipo, aš esu buvus, pavyzdžiui, va ta mano klasė, kur sakiau prieš, ne? 7 metus vienoj klasiai. Visi, tavars, tenais, aišku, naujoko ateina, žinai, bet nieks neišeina. Jo. Ir taip likom ir visą laiką buvome kartu. Ir nuo pirmoji klasė supažinau su tokia žiūri faina merga, ten taip, bestukės, va šitai. 1 rugsėjo diena, jau iš karto geriausios draugės susitinkame, kiekvieną dieną, taip, viską darėme kartu, ne? Tai kažkaip 4 klasėj, mes kažkaip suspykom, ar kažkas tam buvo. Na, bet žinai, ką čia padarysime, mes vaikai, ne? Ir tai atėjo 5 klasė. Metų galas,
karantinas, sėdžiu tame Zoom'e ir kažkaip visa klasė suplanavo, kad, tipo, ignorinsi mokytoją, kad jinai tiesiog pasakytų, ai gerai, nedarom pamokos. Jo. Nes, tipo, nieks jos negali girdėti, ne. Jo. Aš nemačiau tų žinučių, nes jie spamina kiekvieną dieną po 700 žinučių per valandą. Tai aš tokia, nu da, aš sakau, užsimūtinsiu, nu, tipo, nes aš bandau iš tikrųjų kažką išmokti. Ir blemba, ir tada vis tokie, mokytoja, mes jūs negirdim. Ir aš tokia, mokytoja, aš tai jūs girdžiu, viskas gerai, man, ne. Ir tada man pradėjo vis rašinėti, ką tu padarytų, viskas sušikai, ten tu tokį ir anokį. Ir aš tokia, okei, tu po sorė, aš nežinau ir panašiai. Ir galvoju, kad viskas. Tada jie mane išmetė iš klasės grupčiato. Ir ta prasidėjo. O man gal, tokia pamaiva, tokia, jinai va to, anokį ir panašiai. Aš verkiau visą savaitę savo mamai. Ir tada jinai parašė kitiems tėvams ir mokytojai. Ir tada mes kaip tik sekančią savaitę grįžom į mokyklą. Buvo tai blogai. Tarsi mes grįžom ir iš karto mokytoja paseniūna tokia, kaip tu šitą leidai, kad taip įvyktų, tipo, kodėl tu taip leidai? Ir jis toks, tipo, ką jūs mokytoja, ką jūs? Ir tu tenais, žodžiu, tai jis visi po to, tipo, mane ignoravo. Bet aš iš to klasės visi susitaikėm, tai viskas čia. Ok, nu bent jau tiek, žinai. Jo, nu bet žinai, tai didelė žmonių grupė tokia, kur. Na, žinai, įsivaizduoju ir jų pusę, nes, tipo, žinai, norėjo padaryti, žinai. Jo, bet to pačiu, kur, tipo, jeigu aš atsiprašau, nu tai, tipo. Nu, čia nėra toks dalykas, dėl kurio turėtų žiauri tą bulinti, žinai, paskui ir panašiai, nu, ta prasme, nu, neperskaičiato, visiems pasitaiko, žinai. Nu, man irgi yra buvę, kur ten vos ne, žinai, irgi pro gimnaziją ir ten kažkas, nu, dažniausiai, ta prasme, ir dabar pastebiu, net 12 klasė, kad ne man, bet kitiem būna tos, kur, tipo, vis lyga būna ta grupelė, ypač bičių, kurie žiūri išsiknisinėje grupčiatė, žinai, nu, žiūri, žvengia, panašiai, tada parašo kažkokia viena pana, kad, tipo, nu, žiūrėkit, nu, davai, baigit spaminti ir panašiai, kažkas išmeta iš čia to tiesiog. Taip, tipo, dar kažkas nori pasisakyti. Guys, it ain't that deep, nu, žmogus paprašė. Nu, tipo, ar taip sunku tiesiog viens kitam parašyti apie visą tai? Taip, 100% turit savo grupčiatą, ten galit spaminti. Ne, mums reikia dėmesio. Ir labai daug būna, tu žinai, tokių situacijų, kur kažkas biškai, nu, pasako kitaip dalyką, kur, tipo, nu, žiūrėkit, pavyzdžiui, man nepatiko, žinai, arba aš ten nemačiau kažkur panašiai, ir tada straight up dissint pradeda juos tiesiog, kur, tipo, už ką? Realiai. O kas, va, pavyzdžiui, tau turėtų būti geras draugas, tikras draugas? Aš šitą kalbėjau su savo draugu, kai buvau stovyklai. Tarsi mes taip dėl šito susibodinom, kad čia insane. Tai man svarbiausia, kad žmogus, tipo, būtų atviras. Jeigu jam kažkas nepatinka, jisai tegul pasako, nes aš pati tokia esu. Jo. Taip, pavyzdžiui, kažką žmogus padaro ir man nepatinka. Čia kad ir su mano geriausia draugė. Jei kažką netai padarė ir jie iš karto sakau, tipo, man tai nepatinka, nu, ar galime kažką iš to čia pakeisti, nu, ir, tipo, kitą kartą to nepasikartotų. Ir jeigu žmogus tiesiog būna, ai, okei, aš dabar tai ignoruosiu, man neįdomu, ar tu žinai ar ne, okei, tiesiog ate. Ir aš tada būnu, tarsi, ką, kaip čia, kas, kur, ką? Mane labiausiai užnisa tas, kur, tipo, kažkas atsitinka, tau nepasako ir tiesiog katina tave off. Ir tada tu būni, okei, tai gerai, kas čia įvyko. Nes man yra buvo daug situacijų ir aš tada rašau, ar aš kažką padariau. Aš matau, kad tu mane ignoruoji. Ir tada kokių 2 savaičių tau parašo, jo, actually, tu prieš 2 mėnesius darei šitaip ir šitaip, dėl to aš nustojau su tam bendrauti. Tai tu man pasakyk, jeigu tu galvoji, kad mūsų tavasi šita draugystė, jinai yra svarbi, tai mes galim išsišnekėti šitą dalyką ir tada būna toksai, tu manęs neatsiprašy. Iš kur man žinot, už ką aš turiu atsiprašyti? Jeigu tu man net nepasakai, ką aš padariau blogai, iš kur man žinot, jeigu man buvo viskas okei. Aš tai biškai pertraukiu, gal tu žinai, tik viskas gerai. Bet man kas yra dalykas, kai man meluoja tiesiai šviesiai akis. Nu čia visiems turbūt šitas dalykas. Taip. Ir kur stumia tavo už nugaros. Nu iššaukim biškai iš šito jau toks. Jo. Nu, bet žinai, tuo pačiu tas dar melavimas, tai tipo, jeigu yra siurprizas, kurį tu... Ne, darai, nu, čia yra kitoks melavimas. Jo. Bet aš kur tiesiai akis. Ir kai tu dar žinai, kas iš tikrųjų vyko, ir tada jie tokie, ne, čia visai kitaip buvo, tu kitokia situacija, čia panašiai ir kitaip. Ir tu taip sėdė ir toks, žinai, aš turiu nuotraukas, turiu snapus iš tavo kitų draugų, bet kažkaip tu... nelabai čia susideda. Čia viskas įvykt, čia viskas... Ir tu sakai, kad turi dar istoriją apie tos fake friendus. Jo. Tai kas ten dar buvo? Žodžiu. Nu, pavyzdžiui, va čia vasara. Atvažiavau stovyklą į Prancūziją. Wow, viena Prancūzijoje. Jo. Damn. Jo, nu, kažkaip tą prancūzų kalbą prasimušti ir, žinai, dar biškai, kad, nu, vasarą pasikartočiau ir neužsimirštų man,
atvažiuoju, tipo, oh my god, čia viskas taip fainai, čia jau susiradau tokią draugų grupelę, čia viskas čia. Ir, tipo, ten buvo toks Roko, Lila ir Hayden, ne? Roko ten iš Amerikos ir dabar atsikraustė į Paryžių, Lila iš Lenkijos ir tas Hayden iš Amerikos. Ir žodžiu. Ir mes ten kažkaip vieną dieną, mes ten žiauriai, tarsi trise Roko, aš ir ta Lila, mes ten žvengiam iki ašarų ir iki apsinižimų. Tarsi realiai stovėjom, žvengiam ir tiesiog visi aplinkui mus toks sėdėjo tokie, jums viskas gerai. Ir mes tiesiog ten žvengiam, tarsi su ašarom ten bėgom. Ir visa, mes iš tokio šudiniausio dalyko žvengiam. Kur tarsi nuotrauka ir tarsi viskas. Nu, būna, tai tokia inside bairiai ir taip. Ne, ir tas Hayden šalia sėdėjo ir jis nesuprato mūsų bairio. Ir jis pagalvojo, kad mes iš jo žvengiam. Ne, tai mes tada visi po to blogai jautėmės, ne. Ir kadangi mergaitės turėjo būti ant vieno aukšto ir bernai kitam aukšte, tai tas Roko nuėjo jam ir jis tipo sako, čia nuo mūsų visų tipo žiūri sorry, mes negalvom, kad tu taip pasijausi. Ir jeigu tu blogai jautiesi ir tenais kažką manai, kad kažkaip kitaip buvo, negu iš tikrųjų buvo, tai tu mums pasakyk kitą kartą ir galėsime kažkaip išspręsti. Ir jis toks, jo, viskas gerai, aš nepysiu, čia Agotos kaltė. Ir aš tokia, pala, ką? Ir žinai, man tas Roko tai pasako ir aš tokia, kodėl? Pala, kur čia? Tipo, ar aš kažko nematau, ar man čia reikia akinių, ar ką? Nu, tipo, ir aš buvau tokio confused ir aš net tokia, nu gerai, gal aš tokio pati atsiprašysiu ir kažkaip čia ne? Aš atsiprašiau, toks, jo, viskas gerai, ne? Lygtis jis visiškai to nebuvo sakęs tam Roko. Aš tokia, nu, žinai, gal čia tiesiog, gal buvo kažkas ir praėjo, ne? Ir ta kažkaip buvo viena diena, kur mes į Luvrą turėjome eit, ne? Ir prie manęs prieina Lila ir Roko ir jie tokie sako, Agota, žinok, mes tau turime kai ką pasakyti. Ir aš tokia, o ne. Ir jie tai sako, žinok, Haydenas mums visą savaitę apie tave šitokino, ten sakė, kad tu ten viską ir anaip ir dar kitai ten darai, blogai. Ir aš taip tokia, why? Tipo, ką? Ir jis ten, tipo, sako, kad tu jam ten sugadinai visą nuotaiką kiekvieną dieną, kad tu ten tokį ir anokį. Bet jisai, ta prasme, jisai atrodė laimingas šalia manęs, tai aš buvau tokia, kurioj čia vietoj, taip, tipo, nu, okei, ne? Tai aš pasinainu per pusryčius tokia, tai aš žinau, kad tu mane šitokini, kas buvo, ir jis toks iš karto, tai čia tavo kaltė, čia tu tokia ir anok, ir jis ten pradėjo tais rėkuti per visą freaking valgyklą, ir visi taip tarsi susižiūri, ir tada aš tokia stoju tokia, okei, aš pradėjau drebėti, man ašaras jau pradėjo bėgti, aš tokia, gerai, aš tiesiog einu, ir tada aš nuėjau atsisėdau prie kito stalo, ir jis toks, you know what you did, girl, va tokį šovė, ir aš tokia, tai kad aš ir nežinau. Ir tada, žinai, aš tokia visą dieną tokia, okei, nu chill, čia, žinai, jau daug kartų buvo, tau čia nebereikia parintis. Einam per tą Luvrą, aš visą žliumbiu. Aš mamai skambinu tokia, mama, viskas čia pabaiga. Viskas. Aš niekur daugiau nebevažiuosiu, tipo, viso. Ir jin tokia, Agota, aš dirbu. Tu gali biškai pakvėpuoti, aš tokia, mama, man reikia tavęs palaikymo. Ir tokia, Agota, pakvėpuoti, biškai man mytingas. Aš tokia, okei. Padėjau ragelį. Ir tenais tada atėjo vadovai tokia, o tu nenori jo atsiprašyti. Ar panašiai. Ir aš tokia, bet taigi aš nieko nepadariau, jie tokie, tiesiog atsiprašyk, nes tai dabar čia vienas įsvarbus, nes jo dabar nieks čia nenorės, nes... Ai, bet tipo, tie kiti draugai, nu jie irgi su juo nelabai bendravo. Jo, nes tipo, jis kažkoks visus salės šitokina, viens kitam už nugaros. Tipo, visi problema, bet ne jūsų. Jo, ir tipo, man taip sako, tai o tu tiesiog atsiprašyk ir viskas bus gerai, ir aš tokia, bet man nėra už ką atsiprašyti, tai kokio velnio aš dabar čia tipo turiu eiti ir versti save daryti dalykus, kurie, tarsi, ne man yra. Kai tu net nežinai realiai, tu prasme, už ką tau reikia atsiprašyti, jis net nepasako tau. Žinai, jo, toksai. Ir tada aš tokia, tipo, nu ne, ir nu taip tokia, okei, tipo, whatever. Ane? Ir tada mes ten kažkaip grįžom, ten buvo manos paskutinis vakaras, ir tada jis kažkaip prie manęs pradėjo kalbėti su manim. Ir aš, žinai, tokį visiškai ignorą šoviau. Ir sen, ai, tai tu dabar nori su manim kalbėti. Okei, ane, tai aš jam šoviau ignorą ir jis toks, tu dabar čia su manim nekalbėsi dėl tokio mažo dalyko? Štai, kokio mažo dalyko? Tarsi, mes 2 savaitės esame Prancūzijoje, daugiau negu pusę laiko tu mane apkalbinėjai. Ir dar plus valgyklo, prieš visus. Mane aprėkiai. Žodžiu, tai po to jis susirado kažkokių kitų draugų, kurios irgi tokios buvo po to
Po to įvykio jos buvo tokios, jo, tu mano draugas. Taip, Just don't talk shit about me. tai buvo, žinai, taip biški ant ribos, Jo. bet taip ir. Tipo, sketchy labai. Nepilnai, bet gal. Nu, Taip, žinai. Tai žodžiu. Žinai, kur reikia rinkti žodžius prie žmogaus. Jo, tai žodžiu. Jisai darius mane per visur followina, aš jį ant visur unfollowinau. Tipo, žinai, good riddance. Nu, aš, pavyzdžiui, aš tą žiūriu, suprantu, aš nekenčiu žmonių, tų, kur, tipo, dar akivaizdžiai kitiems, žinai, stumant tavęs, kur tu pats net nežinai, kad tu padarai kažką, žinai, ir toksai, jo, actually, tu čia žiūri, šudinai pasielgiai ir tas jų žiūri, šudinai, tai būna, aš pasisveikinau su tam ir tu pamiršai. Nu, tu visai, nes Jo. aš esu turėjęs tokių situacijų, nu, žiūri, durnos situacijas, kur, tipo, nežinau, ėjau miestą, nepamačiau pažįstamos, ir jie man sakė, o man gal labas Elga, bet aš tiesiog, nu, aš nematau žmonių gatvėje, nu, aš einu, aš nematau jų. Jeigu neprieisi prie manęs tiesiai, nesakysi, o magai, aš nematysiu. Ir ta būna, tu su manim nepasveikinai, žinai, kur, kada, kaip. Mes buvom susitikusios kažkur. Ne, aš jau gatvėje ir tu tiesiog manęs nepavadinavas. Tai gerai, aš gal būsiu ir podais. Sakau, tu prieėjai prie manęs. Nu, ne, bet aš tau sakiau, aš su ausinėm buvau. Ai. Nu, tai bet čia vis tiek tavo kaltė. Bet, nu, ką žinau, po tokių žmonių lengviau yra, žinai, atsirinkti tuos draugus. Nu, ir kur, matai, kur žmogus tau gali tiesiai Jo. šviesiai pasakyti, nes, pavyzdžiui, nu, aš ir mano geriausia draugė, nu, jinai žino, kiek aš esu tiesmukiškas žmogus. Jinai kažką padarys, visišką nesąmonę, aš sakysiu, bet čia padarai nesąmonę. O jinai yra toks žmogus, kur, tipo, Elinga, tu žiauriai faina, Bet. nu, bet, žinai, bet aš žinau, kaip jinai veikia ir aš žinau, kaip aš veikia. Ir aš bandau jai nesakyti tiesiai, kad, tipo, žinai, what the fuck, ką tu čia darai. Aš bandau jai pasakyti, kad žiūrėk, biški, šitas yra nefainas dalykas. Ir bandau prie jo, žinai, prisidadaptuoti, kad nebūtų jai, žinai, kad, tipo, tu man pasakai, nu, žinai, kad nebūtų tokio dalyko. Jai, aš sakau, kad, žiūrėk, bet ir žiūrėk, man kažką sakysi, nevyniok į vatą baisiai. Man, pavyzdžiui, nepatinka, kur man sako, tu čia žiauriai gerai viską darai, viskas žiauriai fainai, bet... Jo, nes tada, kaip Nes ir tada, kenšina visus tos gerus Jo, dalykus. jo, ir būna toks, nu, žinai, kur tave bando realiai užkalbėtų dantį, kad tu per daug nesiparintum. Bet aš nesiparinti, nes, nu, jeigu tikrai aš kažką negerai darau, žinai, nu, tai pasakyk man ir aš tokia būsiu, okei, aš pasistengsiu to nedaryti. Tai aš manau, kad, nu, žinai, labai yra svarbu tiesiog realiai žinoti, kaip susikalbėti. Nu, ir niekada ir nėra gerai tas ignoravimas, žinai, kur, tipo, viskas, Jo. tu padarai šitą, aš su tavim nekalbėsiu. Tipo, okei, gerai. Nu, čia, žinai, jau jų yra pasirinkimas. Nes, kaip aš sakau dažniausiai, nu, ant kiek tas friendshipas yra svarbus, jeigu žmogus po vieno minor inconvenience tave dropina. Nu, čia nebuvo draugystė. Tai va, bet kaip, pavyzdžiui, nu, tave paveikia visas tos patirtys? Tipo, šiaip aš tada žiūriu overthinkinu kokius 3 mėnesius. Tai viskas, man čia būna, žinai, toks breaking pointas, kur aš tiesiog sėdžiu ir tiesiog guliu lovą ir tokia, ką aš darau su savo gyvenimu? Tipo, literaliai. Nu, susipažinu su žmonėmis ir kiekvieną kartą tas pats pasikartoja. Tai aš dabar jau, tamsi, aš būnu, kaip, nežinau, kokia policija vaikštau ir žiūriu gerai, kur čia tie red flagai, gerai, tas jau pasitaikė, gerai, mes nebūsime tiek artimi. Gerai, chill. Kitas. Dar vienas red flagas, okei, ne. Ir taip, žinai, pradedu atsirinkinėti, bet gal tai man ir labiau padėjo, nes dabar aš susiradau tokių draugų, kur, tipo, žinai, aš nei blogai prie jų nesijaučiu, nei ką, ir, tipo, žiūri, gerai. Jo. Fainai, žinai, kad gali, tipo, būti savimi, žinai, prie tų draugų, nes man irgi būna, tipo, aš kai seniau, turėjau žiūri daug tų tokių fake friendų, žinai, nes dabar tai atsirinkau tą ratą, bet būdavo tas, žinai, tokia įsijungia, tas, kaip sakai, red flagas, žinai, policijos šviturėlį, kur, tipo, okei, šitas dabar man neatrašo pusę dienos, tai jisai turbūt nebenori su manim dabar draugauti. Jo. Nu, tai gerai, tai aš irgi nerašysiu tada toksai. Nu, come on, nu, ne. Čia toks ir jau. Man dar būtų gal įdomu išgirsti, kaip dabar pradedi veikti, žinai, nu, vat, su tais tikrais draugais savo. Nes, sakykime, su tais fake, žinai, tai įsijungiate šviturėlį, tokia baisiai, kur, gal aš kažką netai padariau, gal kažką. Kokia tu dabar esi prie draugų? Pavyzdžiui, prie savo draugų, tarsi, aš net negalvoju, ką aš darau, bet, pavyzdžiui, vat mokyklą aš turiu tokių gerų draugių, ir, žinai, aš prie jų, jos, kaip ir, aš jom atveriu savo tokią pusę, nu, kur man pačiai būtų gėda į mane žiūrėti. Okay. Ir, žinai, kartais aš tai padarau tokį žiaurį, išpūtiną dalyką, ir aš taip vadau tokia, ko tau?
ar to tikrai šitą reikia daryti? Tipo, nu kur žinai, na, jis padarau tokius veidus, kur aš paskui galvoju, nu, tipo. Bet šiaip, žinok, būna. Man irgi būna, kur tokia, žinai, kur padaro, arba nusišneki baisiai, arba padarai toks, what the fuck? Jo. Ir, pavyzdžiui, aš taip, žinai, kažką ten, na, sakau, žiauriai cringe. Ir aš taip, žinai, tokia mid-sentence sustoju, tokia, gerai, ką vis dėlto nereikia? Pamiršk šitą. Jo, kažkaip čia biškai, ne man, ne. Bet tada vis tiek tą patį paskau vėliau. Būna. Jo, bet šiaip aš žiauriai būnu tada tokia atvira, tokia visiškai, kur, tipo, galiu eiti dabar sen pro miestą ir rėkauti, ir, tipo, man neįdomu, nes aš su savo draugais. Jo. Ir, tipo, ką jie man padarys? Turi gerą laiką ir ką? Jo, jeigu pasakys, kad žiūrėk, biški, time out'as jau, tai pasakys tiesiai šviesiai. Nu, tai va. Nice, fine. Aš manau, kiekvienas turėtų tokį draugą turėti, žinai, kur bent jau vieną, kur tu, nu, visiškai full on gali būti savimi. Jo, ir kas fainiausia, kad mano mama su mano geriausias draugės tėčiu, jie susipažino kartu universitete ir nuo to laiko jie tokią draugų grupelę vis pridėjo. Ir dabar yra 7 šeimos. Ir mes visi, tarsi, vaikai užaugome kaip broliai ir sesės. Nice. Todėl aš su savo geriausiu draugė, tarsi, mes va tokios. Ir tarsi, tai gerai, nes mes susitinkame kiekvieną vasarą, važiuojame į Latviją savaitį. Tai jis tada net schedulus pasidaro, kas kurią dieną gamina, ką gamina ir panašiai. Tarsi, mes ten, tarsi, pykstamės kaip broliai ir sesės. Tarsi, nu, kur ten realiai, jeigu kažkas tenais, kažkoks nepažįstamas pasakytų, kažką blogo apie vieną iš mūsų iš karto. Tarsi, viskas, mode on, tipo, tu miręs. Side mode on, kas ką pasakė. Nu, ir jo, ir, tipo, žiūri, fine. Ir kad ir patys tėvai, tarsi, jiems nerūpi, čia ne mano vaikas. Ai, okei, vis tiek auginsiu kaip savo. Nu jo, kur toks, žinai, vos ne mano vaikas, bet tau reikia nakvot kažkur pas mus, okei, man tinka. Jo, čia kaip, pavyzdžiui, mano geriausias draugės tėtis, tarsi, jis mane vadina bezde. Tai tiesiog. Jis man rodo vidurinis pirštus, kol aš FaceTime su savo geriausia drauge. Jis, žinai, mūsų tiesiog va toks relationship. Toks vaibas. Nu, ir dabar aš tokia, ai, okei, nu ir gerai, taip ir supratau, atsirinkčiau, čia taip geriausiai draugai tėčius ar panašiai, ar kažką tokio. Ir dabar, pavyzdžiui, dabar mano geriausiai draugai beveik niekur neleidžia įti, jeigu aš tenais nesu. Okay. Nes, tarsi, ant tiek jie dabar manim pasitikė, nes, tarsi, mes kaip sesės, realiai, tik tais, kad ne blood related. Jo. Ir jo. Bet fainai, žinai, nes ir tėvai jaučiasi saugiau, žinai, jeigu jūs esate visi kartu. Ir jo, ir žiūrėjau, fainai. Na, man žiūri gražu, nes aš, pavyzdžiui, niekada to neturėjau, žinai, tokio. Nes pas mane visi būdavo mažesni, labai mažesni. Ir man būdavo neįdomu. Jo. Tai va, nes visi ten draugų, tėvų draugai būdavo ten, man kokia 13 ir tam vaikui 5 ir aš tai ką aš ten veiksiu, galvoju. Nu tai aš ten žaidžiu su jais tam, žinai. Jo. Pleidau kokius ir panašiai. Ir aš ten tokia, nu, what do I do there? Žiūrėjau, fainai, kad tu gali turėti. Labai nice. Kaip manai, turi dar kažką pasakyti apie tos fake friends? Nu čia toks kaip bišti advice'as irgi. Ok, davai. Nu, advice. Tipo, ką duodam, kokį advice? Jeigu jauti, kad kažkas yra ne taip, tai tu jau geriau pasiklaus, komunikuokis ir pasižiūrėk ir atsirink. Nes jeigu nieko nesakai, tai tada ir būna toks, okei, tai aš nežinau, aš nesu tikra, bet aš darysiu kaip aš noriu ir tada būna tokia visiškai miscommunication ir tada nei vienas, nei kitas negali suprasti, kas įvyko. Tai tiesiog jau geriau trust your gut ir susikomunikuok ir jeigu kažkas realiai ne taip ir kažkas tau nepatinka ir kur ten tipo, ir tas žmogus nieko nenori keisti apie tai, tai visi, geriau jau dropint tą draugą, don't waste your time ir jau geriau tada ieško kažkokių kitų tikrų draugų. Kur tu realiai tada jautiesi savimi šalia jų ir panašiai. O kaip, pavyzdžiui, atskirt tą tikrą ir netikrą draugą? Tai čia dar priklauso labai nuo pačio žmogaus, nu, tipo, kas jam patinka. Pavyzdžiui, įsivaizduok, aš tai ką tik susipažinau, ne? Nei aš tai ten daug žinau, nei ką, ne? Bet kažkaip mūsų vaibas visai geras. Ne, tai aš tokia, okei, vienas jau atrinktas. Gerai, geras vaibas. Toliau mes pradedam kalbėtis. Va gerai, gal tau patinka tokie žmonės, kurie, nu, man tai gal nelabai. Ir aš tokia, nu, okei, čia dar toks, nu, žinai. 50-50. Jo. Ir tada galiausiai kažką pasakai, kur, tipo, visiškai man nepatinka, kur aš taip galvoju, tipo, tu realiai kažkas tau negerai. Ir tada man jau toks, žinai, okei, aš gal tada galiu su ja būti pažįstama, bet ne tokia, kad jau va draugė, kur ten, tipo, viskas lesbestukės ten, viso. Man jau geriau tada būtų, žinai, ai, gerai, aš tą pažįstu. Čia, žinai, kur mano tie draugai, kur vieną kartą 2 mėnesius susitinkia, catching up toksai. Jo, tai va.
Aš tau pritariu dėl šito, nes irgi toksai, ne kiekvienas žmogus yra tavo vaibo. Jo. Tai va, ir aš manau, kad va tai, ką tu pasakei apie savo advice'ą, tai realiai aprėvė tokią santrauką mūsų viso šito podcast'o, ką padarėm ką tik, kad jo, nebijot dropint tų draugų. Jo. Ir nes aš tikiu, kad tai yra labai sunku. Man, pavyzdžiui, būdavo tai labai sunku. Nes būdavo tokia people pleaser. Ir toksai, žinai, bet aš nepatiksiu dabar tam žmogui, nes aš jam turėsiu pasakyti, kad aš nenoriu su juo draugauti. Jo, bet žinai, tada būna, pavyzdžiui, aš irgi esu. Jo. Aš dar vis esu tokia žiūriai people pleaser. Bet kartais ateina tas toks breaking pointas, kur tu realiai galvoji, tipo, visas arba jau nieko. man gana, tipo, aš nebenoriu būti, žinai, kur, tipo, šuo, kuris bėga paskui kitus. Nei man čia pačiai gerai, nei jiems. Tai kokio velnio aš dabar čia su jais esu. Tipo, aš geriau jau tada susirasiu kažką kito, kas man iš tikrųjų patinka, ar aš gerai jaučiuosi su juo, nors ir tai gali ir būti baisu, ir aš kažkiek laiko galiu tiesiog būti visai ką viena. Bet kažkada aš taip prieisiu prie žmogaus ir paklausiu ten kažkas ir gal mes, tarpsime, geriausi draugai, tarpsime, būsime viens kito vestuvėse, tarpsime. Taip, žinai, vis svarbu tiesiog pasimatuoti savo, žinai, pasižiūrėti, ir jeigu jau yra tas breaking pointas, kur toks, aš nebegaliu, su šito žmogum būti, tiesiog mokėti, žinai, gražiai pasakyti. Jeigu jau jis ten labai nori su tam kiekvieną kartą susitikti, tu ten sveika, gal ne dabar, kad tiesiog, žiūrėk, sorry, bet gal galim, žinai, catching up kartais, bet, aš nenoriu su tam susitikti kiekvieną dieną. Aš kažkaip gražiai. Čia dar, tipo, ne visiems labai, bet, pavyzdžiui, man svarbiausia, nes aš viską labai, tarsi, jeigu man ateina idėja, gal aš sakiau, okei, viskas darau. Bet, tarsi, tai blogai tada išeina viskas. Tai aš savo pati sakau, gerai, jeigu susistabdyk, pagalvo, ką tu jauti, ką tu nori tam žmogui pasakyti, kad neišeitų taip, kad blogąja prasme neišeitų viskas. Ir kad jisai suprastų, ką aš noriu pasakyti taip, kaip aš jaučiu. Nedaryti visko to iš inercijos. Jo. Ir taip geriau apgalvoti, susistruktūruoti, gal pasirašyti net į kokius notes, tiesiog tokį draftą, kokias lėtankės, kurią tu nori parašyti, ar tiesiog ką tu nori pasakyti. Ir tada, kai tu jau jausies, kad, čia yra tas final moment, aš jo laukiu, aš atėjau iki jo, pasiruošiau, čia realiai kaip testui pasiruošti. Ir ateinu, ir viskas. Ir jokių jau, tipo, taking backs, padariau. Taip, aš šitą irgi norėčiau pasakyti, pritart tau, kad nedaryt visko ant emocijos tos tokios, o kaip palauk, nežinau, savaitę, 2 bent jau, pabūk su tais jausmais ir jeigu jie nesikeičia, tada būk toks, žiūrėk, viskas. Nes jeigu mes darom viską, tik kai atsiranda kažkoks, žinai, tas toksai, kur žiūri, sunervino, ir atrodo viskas, aš nebenoriu su jais būti draugais, nieko eina, šikasi. Tiesiog pasisėdėti bent jau dieną, 2 ir pasižiūrėti, kaip tu reaguoji, nes kartais būna, kad, tiesiog iš emocijos pradedi nekęsti žmogus, nors šiaip viskas yra okei. Jo, ir kad jūs susipykstat, čia normalu. Nėra pasaulio pabaiga. Ir kai žmogus sako, mes pykstamės beveik kiekvieną savaitę ir čia, tipo, žiūri blogai, mes ant tokių mažiausių dalykų. Ir kas? Čia yra draugys, jeigu tu su savo draugais nesipyksti, tai čia yra kažkas jau negerai. Tipo, tikrai nebus tos draugystės, kur viskas yra sunshines and rainbows. Turi būti tokių, kur, tu vienas kitam pasakai, tu dabar ilgiesi kaip, nežinau, pasaulio bamba. Taip, mažvytis pasaulio bamba, tipo, būna. Visiems atsitinka. Man atsitinka, tau atsitinka, kažkam kitam atsitinka. Bet tiesiog, svarbu žiūrėti pagal situaciją, žinai. Ir jo, tie konfliktai, nereikia jų bijot, bet ir tavo nereikia bijot, žinai, kad intofė, jeigu labai jau reikia. Tai mokėt tai padaryti gražiai. Gal turi kokį dar final tokį patarimą tiem people pleaseriam, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, jeigu tavęs paklausia kažko padaryti jau eilinį kartą, tai tu pagalvok, kiek jie tau padėjo ir kiek tu jiems padėjai. Nes kartais gali labai skirtis. Aš kartais padedu žmonėms ten dieną naktį, o jie, gerai, tai aš tau paskambinsiu, bet skambutį gaunu po savaitės. Ir tada toks, žinai, gal jie neturėjo laiko. Ir tada tu pradedi daryti tus excuses. Ir tada visiškai, nieks nebeišeina. Tai geriau, tada pagalvoti, kaip tu nori, kad viskas išeitų. Ir tu to tikiesi, nes jeigu tikrai taip neišeis, tai ką tu tada darai? Jo, nice. Fine. Čia buvo Jaunimas be filtro. Aš Elinga ir su manimi buvo Agota. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.